UNESCO pristatė pasaulio paveldo sąrašą, kuris lietuvių dėmesį atkreipė dėl naujo objekto, kurių iki šiol tebuvo iš Lietuvos 4 – Kuršių nerija, Struvės geodezinis lankas, Kernavės kultūrinis rezervatas ir Vilniaus senamiestis. Rugsėjo 18-ąją pasaulio paveldo sąrašą papildė 5. lietuviškas objektas – tai Kauno modernizmo architektūra. Dar 26 saugotino paveldo objektai išbarstyti po visą pasaulį. Pasižiūrėkime, kas tai per objektai ir kur nuo šiol bus verta užklysti keliaujant. Vos 80 km nuo šiaurinės Lietuvos sienos Latvijoje įsikūręs viduramžių Kuldigos miestelis. Dėl istorinės architektūros ir vandens telkinių gausos ši vieta praminta Šiaurės šalių Venecija ir garsėja plačiausiu kriokliu Europoje. Etiopija pasipildė Gedeo kultūriniu kraštovaizdžiu, kuriame, kaip manoma, stūkso iki 10 000 stelos skulptūrų, o jų raižiniuose užkoduoti svarbus istoriniai įvykiai. Centrinėje Azijoje į paveldo sąrašą įtraukta net 886 km ilgio atkarpa. Oficialiai vadinamas Žarafšano karakumų koridoriumi, kelias kerta net 7 geografinės zonas ir talpina istorinių gyvenviečių liekanas. Žateco miestelis Čekijoje taip pat pateko tarp paveldo grynuolių, o su juo ir šiose apylinkėse auginami Saz rūšies apyniai, iš kurių gaminamas 700 metų tradiciją siekiantis čekiškas alus. Dar vienas objektas šįkart Danijoje lankytojų stebina geometriniu vientisumu. Tai taisyklingo žiedo formos vikingų laikų tvirtovės, išdėstytos šalia svarbių sausumos ir jūros kelių, kurie pasitelkus natūralų reljefą buvo naudoti gynybai. Indija džiaugiasi, kad paveldo komisija įvertino ir šventą Hoisalos ansamblį. Tai 3 šventyklos dedikuotos hinduizmo dievams. Kruopščiai akmenyje išraižytas šventyklas su paginybiniai grioviai, o šventyklų paviršių puošia dievybių galerijos.